Kurie lietuviški saldainiai yra skaniausi. Na ir pirmas saldainis, aguoninis saldainis. Įdomu, kokio skonio gali jis būti. Tik ne aguonų skonio bus, bet labai skanus. Mano nuomonė, man patinka. Ir aš jį, manau, įdėsiu į normaliai skiltį. Nes, tikrai, paprastas toks saldainukas, toks, grynas lietuviškumas jaučiasi jame. Turime ananasinius saldainius. Ir čia yra patys skaniausi saldainiai, kokius aš esu valgęs. Man jie žiauriai patinka. Gal ne patys skaniausi, bet jie tikrai yra pasaka. Ta prasme, iš jų galėčiau 10 kilų suvalgyti ir man nebūtų gana. Turime barbarisus, jeigu aš teisingai atsimenu jų pavadinimą. Ir mes juos, nežinau, kur dar įdėsim. Bet jie yra tokio uogyčių skonio. Tokio įdomaus skonio. Tikrai tokie, nėra, kad jie baisiai saldus būtų, bet nėra, kad saldus būtų. Ko gero, galiu jūs dėti neblogai skilti. Man jie asmeniškai patinka. Bombogis, ar kaip jas vadinti, šitus rutulinius čiulpiamus saldainius. Jie tiesiog simple saldainiai. Vau, čiupa čiupsas. Neblogi, ką žinau, neblogi saldainiai. Toliau, ką mes turim, tai candy nuta. Čia nėra visai lietuviškas saldainis. Ta prasme, čia aš sudėjau saldainius, kurie paduodami Lietuvoje, kuriuos galim nusipirkti. Candy nutas, tiesiog vėl paprastas saldainis. Tiesiog liešutukai ir viskas. Ką čia daugiau galime mes apie tai pasakyti? Normaliai yra. Tikrai skanu, bet nėra labai, kad jau ten išprotėjęs aš būčiau dėl to. Toliau mes turim Fortūną. Ir čia kas nors gali mane supykti. Bet Fortūna nėra tas saldainis, kuris man vaisiai patiktų ir aš įdėsiu link dugno. Nes ten tiesiog link dugno. Kas rimuojasi su barbarisais? Ogi irisai. Ir mes turime čia irisus. Ir aš irisus įdėsiu į šlykštų skiltį. Nors jie nėra šlykštus, bet su jais galima dantis įsilaužyti. Gali jie visų prilipti. Tai už tai jie kartais užnisa, bet kaip saldainiai jie nėra blogi. Bet aš juos įdėsiu šitą skiltį vien dėl to, kad jie pridirba dalykų dantim negeriau. Kaip ir visi saldainiai. Toliau, ką mes turim? Želinukus. O, želinukai pasaka. Nežinau, man jie pasaka tiesiog. Tiesiog želiai saldainiai. Tiesiog želiai. Vau. Baisiai skanu yra. Man asmeniškai labai patinka želiai. Man net seilis tysa, dabar aš saldainių užsimanę. Toliau mes turim krekždutę. Dainuoti aš nemoku. Toliau mes turim krekždutės ir šitos saldainės yra man asmeniškai irgi gana patinka. Jos turi specifišką skonį. Tikrai nemanau, kad visiems patiks, bet aš jas įdėjau į pasaką, nes man jos patinka. Nesiginčykit su mano nuomonė, nes ji yra teisinga, o jūsų ne. Jokauju. Lazy cow. Toks vafliukas galimas. Jis tikrai irgi skanus. Neblogas daiktas, toks vafliukas su šokoladu, tas pertipimu, čia skanu. Aš irgi jų kartais padauginu. Manija. Čia nėra saldainis, bet čia yra lietuviškas šokoladukas, tai aš įdėjau. Turime geltoną ir žalią manijas. Tai geltona man asmeniškai yra prastesnė negu žalia, tai aš įdėsiu į neblogą. Žalia manija man jos skanesnė, tai aš įdėsiu į pasaką. Nežinau kodėl, bet man žalioji riešutukai labiau patinka. Tam, kuriam būna akcija, tai ir perki, nes dabar manijos kainos kosminis, o ten vos beveik euras jau tuo eurą kainuos. Čia kainuodavo kem 9 centus, ta prasme beveik dvigubai kaina už kilus, bet kai akcija būna, dar galima nusipirkti. Toliau mes turime tiesiog paprastus vaisinius čiulpiamus saldainukus, jie, ta prasme, klasikėlė, dėdam prie neblogų ir daugiau nekomentuojam. Meška šiaurė, čia aš įdėjau šiek tiek atnaujintą dabar nuotrauką, bet jie anksčiau atrodė kitaip. Ir man jos gal anksčiau gana patikdavo, bet dabar, jeigu man Fortūna nepatinka, tai ir meška šiaurė, ko gero, nelabai patiks tik to, nes man jų skoniai kažkodėl labai panašus. Todėl aš įdėsiu juos į panašią vietą. Yra migliai saldainiai. Ir šitie saldainiai kažkokiu 15 min apklausoje tiesiog laimėjo pirmą vietą. Kaip tai įmanoma? Nesakau, kad jie baisiai blogi, bet čia tikrai nėra patys skaniausi saldainiai iš visoje Lietuvoje, kokie tai gali būti. Tipo, paprasti, simple, aš juos įdėsiu į normaliai. Miglės tiesiog saldainiai. Tiesiog, matava, kodėl jie laimėjo kažkokią apklausą. Turime Milky Splashą. Ir Milky Splashas ir man labai patinka karamelė, tai aš įdėsiu į čia įdėsiu. Želinukus gal skaniau, man patinka ta karamelė, tas Milky toks pienas ir karamelė ten sukondensuota, man patinka. Nomeda! Šitų saldainių irgi, man atrodo, dizainas yra atsinaujinęs kažkiek dabar, nesu tikras, bet anksčiau koks buvo dizainas ir koks buvo skonis, tai ten buvo pasaka, ta prasme, vau, čia jie gana brangų saldainiai, bet labai irgi skanus. Šokoladukas toks, užleisikiauas skaniau, sakyčiau. Riešutukai, tas pertepimas, ten.
wow. Nuts saldainis. Čia tiesiog irgi paprasti saldainiai su riešutukais. Jie man kosmosas yra, aš nežinau, man jie baisiai skanus, aš juos įdėsiu į pasaką, ta prasme, aš beveik visus saldainius sudėjau į pasaką. Nutsai, man labai patinka, ta prasme, aš nežinau kodėl, man jie patinka, mano saldainukai, skanus. Visi tie pergalės saldainiai, kurie yra sudėti į tokius trikampiukus, ar kaip juos padinti, triufeliai, kaip jie besivadintų, tai man jie yra nelabai skanus, aš juos įdėsiu į šlykštų kategoriją, ten gal labiau suaugusiems žmonėms patinka, nes yra kai kurių ir su alkoholiu, pavyzdžiui, saldainių, ten ta vyšnia raudona, ten yra į alkoholį įmerkta, man atrodo, nu, bet gal iš visų tų skaniausias yra pats žalias, nes ten su riešutukais, tai biški gal nacus šiek tiek primena, daugiau saldumo yra, bet bendrai overall jų visa ta kategorija, visus tos 4 rūšys, ar kiek jau būtų, yra šūdo krūva. Pupa yra saldainiai, kurie tikrai yra labai skanus ir aš juos irgi įdėsiu į pasaką, net gal aukščiau už ananasinius, ar aš juos labai mėgstu. Toliau dar turime pupos šokoladuką, kuris yra dar skanesnis už pačius saldainius. Ta prasme, už pačius saldainius skanesnis šokoladukas, nu čia yra wow. Kaip tai įmanoma, bet šokoladukas tikrai yra wow. Bet jau kaina irgi dabar labai sukilus. Nedidelis šokoladukas ir šitie kainuoja. Variety, šitus saldainius tikrai nemanau, kad visi yra girdėję ar visi jų ragavę. Bet kai aš paragavau, tas vidus mane užbūrė, ta prasme. Čia irgi yra pasaka. Čia tobuli saldainiai. Čia tas obuoliukas ar obelėlė ar variety, nu kažkas į tą pusę kažkaip taip vadinasi. Ir čia yra gana senoviškas toks saldainis, bet man jis labai patinka. Tas obuoliukas ar kas ten bebūtų viduj, tas toks įdaras, nu wow. Paskutiniai saldainiai yra paukščių pienas. Ironiškas pavadinimas, bet čia man yra skaniausi saldainiai. Paukščių pienas, aš jų galėčiau 20 kg suvalgyti. Dabar iš šito video jūs supratote, kiek aš esu smaližius ir kiek aš saldainių galiu suvalgyti daug. Man geriau jų neduoti, nes aš suvalgysiu visus. Tai toks mano tėlisas. Ačiū, kad žiūrėjot. O dabar pažiūrėkit, kokie skaniausi ledai.